Pagalvojau savo, kad šiandien plaukiu Verknės vidurupiu. Tikriausiai taip. Nes pirmom dienom tikėtina buvo aukštupys, jinai tokia siaura buvo, labai daug meandravo, tai yra taip vinguriavo. Ir siaura išliko, kartais iki 1,5 metro būdavo tik tais pločio tarp nendrių, o dabar stipriai išplatėjusi yra, kokie gal 10 metrų apie, ir mažiau tų tokių labai staigių manevravimų, meandravimų, kitaip sakant. Bet kai rytoj jau tikėtinai plauksiu į Nemuną, tai greičiausiai bus jau žemupys, kur daugiau vinguriuos, bet išliks tokia platesnė. Ir dabar taip apylygiai tokie, tiesiog tokie vat posūkiai, nėra kad visiškai serpantinais. Upė pavirto vandens telkiniu, labai plati. Tai reiškia, kad plaukiu prie užtvankos, Judeliškių hidroelektrinė. Jau greitai atplauksiu iki jos, nedaug lieka. Tai dabar ramiame vandenyje, be jokios srovės beveik. Reikia ir ploti, nes kitaip stovi vietą. Prasidėjo pūga. Šiokia tokia, kovo 12 dieną. Šaltoka. Dar nesisveikinau šiandieną, tai labas. Šiandieną kovo 12 diena ir trečia kelionės diena prasidėjo. Tikiuosi šiandien Nemuną pasiekti. Orelis prastokas, vėsų, saulės nėra, pirštinės drėgnos, tai šalta rankom. Bet nėra tai blogai, kūnas sausas ir šiltas. Ir kojam šilta kaip ir, tai tik rankos kol kas kenčia, bet visai gerai. Vaizdai visai malonus, snyguriuoja. Aišku, vakar smagiau buvo, kai saulė pleškino į veidą ir šilta tiesiog. Atrodė, kad vakare, kai jau atsiguliau, kad gal net ir nudegiau šiek tiek veidą, nes toks šiltas buvo jisai, kai atsiguliau miegoti. Jautėsi kaito. Sveikinuosi iš Verknės, žemiau Judeliškių hidroelektrinės. Kaip ten, kur vandens piliausi, sakė žmogelis, kad apie 4 valandos iki Nemuno, bet manau greičiau nuplauksiu. Bet jau greit stosiu pietauti iš tiesų. Koks pusvalandukas ir stosiu. Už manęs kritęs briedis greičiausiai, ar elnias. Kažkas visai didelio. Greit priplauksiu tokius Voseliūnus. Ta vieta, kur pernai buvau per Jonines su KTU ąžuolais, yra žygeivių klubas ąžuolai. Ten buvo 60-mečio rasos Joninės, tai greit pasieksiu tą vietą. Liko kelios kilpos ir plauksiu pro tenai. Na va, atvykau į Voseliūnus. Čia pernai 23 metais vyko rasos ąžuolų. Ten priekyje miške yra Voseliūnų piliakalnis.
jį lipom, vyko tokios kaip ir apeigėlės rasų. Va, o čia laužavietė buvusi, matosi, nes buvo iki 20-30 cm išimta velėnos, kad padaryti tiesiog plotą laužui. Va ir matosi, čikšt, čikšt. O paskui tos lopus sudėjom atgal. Ir aš čia buvau, viską mačiau. Tai pavalgysiu čia. Čia netgi tiltą atnaujino per metus pastaruosius, nes pernai buvo toks prastesnis, tarp lentų tarpai buvo. Dabar čia perdažyta viskas, tikriausiai naujai įtempta. Tai nežinau, ar čia po tų rasų taip nusprendė padaryti, nes buvo daug žmonių. Ir buvo labai fainai. Bet jo, atnaujino šiek tiek. Tai čia privatus tiltas, ten sodyba tų žmonių. Ir įdomus dalykas yra, čia yra, einam, pažiūrėsim. Yra viena vieta, kur su automobiliu pervažiuoja, tai įmanoma tokių visureigių. Nes pernai, kai čia ruošiamės, kai talka buvo prieš tas rasas, tai buvo čia vienas tas šeimininkas važiavo su savo džipu. 4 ratai varomi. Va, čia kelias ateina. Nuo ten čia įvažiavimas. Čia taip pervažiuoju ir tenai išvažiuoju. Bet aišku, kai būna mažiau vandens. Dabar tai čia daug vandens ir abejoju, ar pavyktų pervažiuoti. Tai va, po tiltu aš pavalgysiu tuo. Kažkaip snygo. Dabar lyt pradėjo. Tai manau, užsitrauksiu ir pončio. Užsimėsiu. Ir pavalgysiu. Jau Nemunas iš viso čia. Greitai pavalgysiu, dar koks pusvalandis, valandą ir jau Nemune būsiu. Šiandieną pietus, manau, reikės greitai valgyti, nes snyguriuoja, šalta. Rankos tokios atšalusios truputėlį. Bet dar nuo kūno šilumos yra truputėlį. Ir rankom duoda šilumos. Tai manau, greičiau pavalgysiu ir tada kelio. Nu bet jo, taip susigūžęs pasidėsiu vėl ir geriau bus. Bet geriau bus ir nuo kakavos. Čia kakavos turiu termose, 0,5 litro. O pietum taip. Yra toks pemmican. Čia su džiovintų daržovės, džiovinti vaisiai. Buvo sumalti miltus ir tada jie sumaišyti su kokosų aliejum, kokosų sviestu. Tai eina svarainiai, mėlynės, obuoliai, kriaušės, slyvos. Buvo tiesiog į miltus sumalti, nes išdžiovinau. Ir tada dar įdėjau šiek tiek riešutų į vidų. Ir yra toks vat riebus, sotus dalykas. Šiaip jis įprastai su mėsa daromas, su jautiena. Aš vegetaras, tai tokį pasidariau. Čia dariau vasario net pradžioje iš tiesų. Kai važiavau į Tatrus laipioti, tai čia truputį atliko. Čia iš tiesų giedras gabaliukas. Tai aš paėmiau, net nepaklausiau kažkaip, ar norėsinai ar ne. Nu, jis gulėjo, tai nusprendžiau paimti. Tai va, bus tas pemmican, bus sviesto gabaliukas, sūrio gabaliukas yra ten viduje. Na dar avižiniai, sausainiai, duona, riešutai, vėlgi džiovintas pomidoras. Nu, kaip buvo į valgymo, nes jau pirščiukai šąla. Klydau šiek tiek sakydamas, kad ant galo upė pradėjo šiek tiek daugiau vinguriuoti. Kaip tik, jinai dabar labiau užsitiesino, vaga dar labiau praplatėjo. Tad jau pats Verknės upės žemupys. Plaukiau, pamačiau didelį tokį kauburėlį, toks graži piramidė. Pasirodo, čia yra
Pavirknių piliakalnis. Visai šalia jau Žiočių verknės. Tad nusprendžiau užsukti. Užsilipsiu. Aba. Toks visiška kaip piramidė. Įdomiai atrodo. Mano kajakas apačioj. Gal ir Nemuną pavyks pamatyti nuo čia. O, kalnas įveiktas. Kažkoks šuniukas atėjo. Vos tik pakilau iki ten tos laužavietės. Atėjo, pasitiko. Na, Nemuno nesimato, bet dar verknė matosi. Vanguriuojantį tolyn. Nusileisiu stendą, paskaitysiu. Ir plauksim, nes kai plauki, tai sušyli ir gerai plaukti. O pastovi vietoj, tai ranko šalo, kojo šalo, tai taip ir norisi būti tik baidariai kol kas. Tokiu oru. Nusileidus nuo paverknės piliakalnio, paplaukiau truputį. Kitam krante išlipau, nes ten, kaip sakiau, šuniukas kažkoks buvo, tai nenorėjau su juo daugiau jau bendrauti, tai kitam krante išlipau, nes lietus prasidėjo. Atšylo oras ir lyja. Lyja. Tai to visai nelaukiau, nes buvo pranešta, kaip savaitgalį, penktadienį, atrodo, praeitą žiūrėjau, turėtų būti be kritulių, turėjo būti šitą savaitę. Bet lyja, ką padarysi, esu pasiruošęs. Visai gerai, man patinka šitas pončio, nes nuo pat galvos ir kai plauky, tik va taip maždaug būna išlindę tik tais ranka, išlindus ranka. Tai nuo to visai gerai, o ir kaip kelnes gerai pasislėpia nuo lietaus. Nors kelnes ir taip neperšlampamas, bet daugiau apsaugos tikrai man bus į naudą. Na ir po guminiais viskas subėga vanduo. Tai aš sakau, man toks jausmas, kad tuoj plauksiu į Nemuną, nes upė išplatėjo stipriai, srovė apmažėjo, tokia jinai lygia. Tai laukiam Nemuno. Netrukus plauksiu į Nemuną. Keistas jausmas. Taip širdis daužosi, toks nerimas šiek tiek prieš tokią didelę upę. Ir kaip smagu buvo pamatyti verknę beveik nuo pat jos ištako, gerai nuo Aukštadvario. Ištakos šiek tiek virš Aukštadvario dar prasideda. Bet nuo pačio Aukštupio, nuo siauros upės, kur visada dugnas matosi ir greitai vinguriuojant, šitas buvo užvakar, iki Vidurupio, kuriuo plaukiau vakarą beveik visą dieną. Dideliai vinguriavimai. Tiesios linijos niekad nebuvo, visada tokiais serpantinais, kartais senvagės net pasimatydavo, o senvagė yra, o kartais ir taip nukerta upė ir tada lyg nauja upė pradeda darytis, nauja vaga. O dabar pats žemupys šiandieną, visą dieną žemupį plaukiu, upė išsitiesina, išplatėja ir viskas. Tuoj kirsiu Nemuną, plauksiu Nemuną, ilgiausia Lietuvos upė, ilgiausia upė, kuri teka Lietuvoje, taip tiksliau pasakyti. Priešais mane didelė gulbių kolonija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 gulbė. Yra ir jauniklių. Gulbės nebylės. Na ką, tuoj apsukinėsiu kamerą. Plauksim į Nemuną. Neįtikėtina, koks jis didelis.
Nu ką. Ačiū Verknė. Buvo smagu labai. Ant tiek išplatėjai tu, nieko sau. Ir atsisukam į upių tėvą Nemuną. Vat tai vat. Gerai, važiuojam į centrą. Štai priešais mane dešinysis Nemuno intakas, Verknė. Įveikta nuo Aukštadvario hidroelektrinės. Šiek tiek už posūkio tenais yra Birštonas, bet jeigu jį plaukti, tai reiktų prieš srovę truputį paplaukti. Bet leidžiasi toliau savo žygio maršrutu link Kauno. O priekyje matosi pilkasis Garnys. Ar ten gervės? Aišku, su GoPro per daug nesimatys. Geras, tokia plati upė, neįtikėtina. Pirmą kartą Nemunu greičiausiai plauksiu. Jo. Nu ką, sėkmės man. Vėjas priešinis. Jeigu neirkluoju iš tiesų. Ai, nu jo. Neša mane srovė, bet labai iš lėto. Čia gulbės giesmininkės pradėjo skristi, tos, kurios yra su geltonais snapais. Toks posūkis pasidarė, tai dabar kurį laiką prieš vėją reikia plaukti. Gulbės skrenda. Tai toks, jaučiuosi kaip tikras iššūkis, toks susikaupi ir tau reikia tiesiog irkluoti. Tiesiog irkluoti ir pasibaigs šitą kilpą. Toks susikaupi, per daug jėgų neįdedi, bet palengva ir irkluoji. Tai būna kartais bangos net iš šonus taškosi vanduo taip. Toks ir kilnoja valtį truputėlį. Tai šitos bangos yra priešinės. Tai va, smagu. Tikras iššūkis. Tai arti 6 jau, vakarėjo. Lietus nustojo lyti. Manau, jau pradėsiu ieškotis nakvynės vietos. Plaukiu ir tiesiog ieškausi. Kol kas miškų zona, tiek po dešinę, tiek po kairę. Čia atrodo po kairę man, kur yra kairėje pusė upės, Kalvių miškas, lygtais tai vadinasi. Tai arti 30 km šiandien bus nuplaukta, visai nemažai. Plačioj upėje ieškoti vietų tai labai lengva, nes matai vieną pusę, kitą pusę ir daug matai vietų tokių galimų, ne tai, kad tu siauram ruožį ten poros metrų upėje plauki tarp nendrių, tada, nu, arba bus arba nebus, dabar taip galėjau iš toli apsižiūrėti. Žvelgiant iš toli, prognozės visai teigiamos. Nu. O, manau apsistosim štai čia, o pakilimas truputį, o ten kaip yra apylygė žolė. Reikia aišku išlipti ir apsižiūrėti dar. Bet manau, man tiks. O, super duper. Tinka ir patinka. Visai įdomus dalykas, matau daug kriauklyčių. Čia kriauklytės. Čia kai vanduo buvo pakilęs, tai čia sunešta kriauklyčių daug. Tai kad tas palapinės nesupjaustyti man. Tuoj paieškosiu vietų, bet manau apsistosiu čia. Na va. Palapinė prie pat Nemuno kranto. Lietus lyja. Laikas dabar dėtis viską į vidų. Šiek tiek purvo yra. Čia taip žemėta visai.
deduosi, kol dar neįsilijo per daug stipriai. Baidarę beje nuploviau vandenį, apviršiau tiesiog ir taip murkdžiau ir išploviau, nes buvo smėlio jau susikaupę šiek tiek. Su tokia šviesa kaip čia, aš jaučiuosi visiškai kaip namuose. Taip gerai apšviečia. Čia... nukrito. To neturėjo įvykti. Gerai, kad ne į vandenį. Jo majo. Opa. Bet jo, čia švieselė Petzl. Ir yra toks vat maišelis dabar naujose modeliukose. Tai labai smagiai, vat, jis taip išskaido tą šviesą ir visiškai kaip namuose gali jaustis. Užtenka to šviesos, nereikia žlybinti. Tai darysiu kakavą dabar. Viskas apsišviečia, galima ir parodyti. Kakavą įsipyliau į tokį va buteliuką. Kai po kelionį į Skandinaviją, kai buvau, tai čia aliejų buvau įpylęs. Šiuo atveju įpyliau kakavą. Labai gerai veikia. Nesudrėksta ta kakava. Tai šiandien bus makaronai. Tokie užpilami. Dar sriubos mišinuką įdėsiu su grybų sriuba. Tada įprastai sūrio gabaliukas, įprastai sviesto gabaliukas. Ir čia jau mišinį nupyliau. Bet iš tiesų tame mišinyje yra grikiai, čija sėklos, linų sėmenys, anakardžių riešutai, dar migdolai ir džiovintis daržovės. Paimsiu duonos gabaliuką, tai manau šiandien soti vakarienė bus. Nu verta tiek pavalgyti, nes visai daug šiandieną nuirklavau. Tad jėgų reikia ir manau jas tikrai pavyks atgauti. Tai pirma, kad neapvaryti per daug puodo ir gražiai šitą... Pirma noriu kakavą pasidaryti. Nes jeigu pirmą pasidarysiu sriubą, košę, tai tada puodas apsivarys, tada jį reiks plauti ir tik tada kakavą daryti. Tai pirmą pasidarau kakavą, tada jau viską kas kito lieka. Kimbom į darbus, litras įpilta. Dabar to užkursiu katilą ir darysim kakavą. Nu va tai va stipriai pas mane čia dūmų kambarys. Oho. Gerai čia dūmina. Bet nelabai ištraukia. Nors va atidaryta tai pakankamai stipriai, bet per daug neištraukia. Na, prasivedins po truputėlį. Tai ką, dabar įbertas šitas mišinys, grybų sriuba, subėriau grikius ir tada bus dar makaronai su vištienos skonio. Oi, niam. Tadam, vakarienė. Mini sumuštinukai, mini makro. Štai čia sudėlioti duonytė, sviestas ir sūris. Na ir ką, didžiulė porcija maisto. Jej! Labai džiaugiuosi šitą sriubą. Manau, gerai pavyko. O taip, maistas. Tai pakarieniausiu, paskui gal toliau paskaitysiu dainėlį ir miegoti. Manau, užbaigsiu žygį daug greičiau nei planuota. Šiandien yra 3 diena, tai galbūt net ant 5 dienos užbaigsiu žygį. Arba ant 6. Priklausys nuo vėjo ir nuo nuotaikos. Tai tiek iš šiandienos ir ką iki rytojaus. O aš kimbu į darbus.